Sveiki visi su naujais metais. Tave irgi. Ačiū. Kaip naujieji metai? Nauji metai. Geri nauji metai. Aš manau bus. Stengsimės padaryti gerus naujus metus. Kaip atšventi naujus metus, kiek treneris laisvų dienų davė? Laisvų dienų nebuvo daug. Kaip atšvenčiau, pasiliksiu savo. Jonai, apie rytojus rungtynės, koks varžovas Spartakas, ko galim laukti? Tikrai varžovas yra labai stiprus, laukti galim visko. Dabar ruošiamės, dar rytoj rytinę, dar nagrinėsim viską iki pat galo. Ir manau, būsim 120% pasiruošę vakare varžyboms. O ką treneris akcentavo, ką reiktų kreipdėmėsi? Viską, jų puolimas yra gan stiprus, tai būtent jų puolimas. O tau, Jonai, kurios rungtynės svarbesnės prieš Spartaką ir prieš Žalgirį šeštadienį? Man visos varžybos yra tikrai labai svarbios, neskiriu varžybų svarbesnių ar ne, tiek pat prieš bet kurią komandą žaidžiu 100%. Aišku, Žalgiris ta amžina kova, tai manau, nežinau, visos varžybos svarbios. Ar galima sakyti, kad Spartakas kol kas stipriausias varžovas, koks šiemet buvo jūsų kelyje? Na, jie taip, jie nepralaimėjo yra dar nei Eurocape, nei VTB, bet kaip pasikartosiu, kiekvienas varžovas yra stiprus. Varžovai guodėsi, kad nuo 23 dienos iki pat rytojaus nebus turėję rungtynių. Jūs žaidėte daug rungtynių. Kaip pats manai, geriau yra turėti pertrauką porą savaičių ar geriau neįsimušti iš to ritmo? Nežinau, galbūt geriau neįsimušti iš to ritmo, turėti dabar varžybų. Galbūt sezono pabaiga, ne tiek daug varžybų yra ir tada galima daugiau laiko, kai labiausiai reikia jėgų sezono pabaigoje, yra laisvesnis grafikas ir daugiau laiko poilsio galbūt yra. Galbūt tas yra pliusas. Jonai, kaip pats jautiesi? Jau tik atgauni savo žaidimą po to tokios duobės po Europos čempionato? Jo, žinokit, buvo ta duobė, tikrai kaip visi matėt. Nežinau, stengiuosi dabar dirbti po treniruočių kuo labiau, kad iš tos duobės išlipti. Kaip ir jau pasijautė gal šiek tiek, nenoriu prisikalbėti, bet pats save noriu nuteikti ir svarbiausia, kad finaluose būtų 160. Nebuvo liūdna, kad per kalėdas treniruotės daug reikėjo? Kai mėgstamas darbas yra treniruotės, tai manau tikrai neliūdna. Jeigu pavyzdžiui, mėgsti švęsti ir tau duoda šansą švęsti, tai tinka. Aš mėgstu treniruotės. Gavau šansą treniruotis. Ar turėsit motyvacijos kažkiek daugiau vien todėl, kad varžovai nepralaimėjo? Tikrai yra papildoma motyvacija dar, bet manau, žaidžiant prieš bet kurią komandą mums netrūksta motyvacija. Jonai, ar NBA sezoną ir Toronto žaidimas seki? Girdėjau. Kokį įspūdį palieka? Bet tik tai 2 varžybos, tai labai didelį įspūdžio, tai aišku, nežinau, nenoriu vertinti, nenoriu kažką kalbėti. Dabar man vyksta sezonas šiandien, tiesiog pažiūriu, kaip jiems ten sekasi tiek. Na, kaip vertini antrojo etapo Europos taurės varžovas? Jau antras etapas, manau, yra vis tiek stipresnis komandos. Jau nebebus, manau, lengvų pasivaikščiojimų. Tai bus varžybos vien tik tai labai taškas į tašką, manau. Kurią komandą laikai didžiausią varžovę gal pirmos vietos? Bet būtent grupėje? Aš manau, šitoje grupėje yra visos komandos labai panašios, labai lygios. Jėgom ir tikrai labai bus sunku. Labai sunku nuspėti, kas gali žengti pirmą vietą. Manai, kad antram etape daugiau žiūrovų susirinks įsimės nei pirmam? Norėčiau galbūt pakviesti, kad daugiau susirinkti. Viliuosi, kad daugiau susirinks, nes labai svarbus yra sirgalių palaikymas. O kaip paaiškintum, kodėl šiemet mažiau žiūrovų? Ar dėl to, kad Europos taurė ar po Europos čempionato visiems galbūt atsibodęs, kaip krepšinis yra? Tikrai, žinokit, nežinau kodėl. Tikrai negaliu atsakyti šitą klausimą. Ar žiūrovų reikia? Gerai, ačiū.